Taip, manau, kad šioje sistemoje slypi apgaulė. Jiems pavyko nuslėpti savo tikrąją prigimtį ir užsimaskuoti, nes ši sistema yra milžiniška. Šiais laikais labai sunku suprasti visus tarpusavio ryšius. Iš tikrųjų, viskas nėra taip paprasta, ypač kalbant apie trojkos veiksmus Graikijoje. Trojka nieko negamina ir nekuria. Ji padeda tik bankams. Ji atima iš paprastų žmonių pajamas ir gerovę. Tačiau šis mechanizmas yra toks sudėtingas, kad žmonėms sunku jį suprasti. Ypač, kai jiems nuolat kartojama, jog tai esą finansinės pagalbos programos. Jeigu leisite, man reikia vos 3 minučių trumpai paaiškinti, kaip veikia trojka. Įsivaizduokite nedidelį kaimą. Jam reikia naujų bendruomenės namų, kurių statyba kainuoja $100 000. Merui pavedama tuo pasirūpinti. Jis nueina į banką ir sako: norime pastatyti bendruomenės centrą už $100 000. Turime 50 000 savo santaupų, todėl prašome suteikti dar 50 000 paskolą. Bankas sutinka. Tuomet meras ir statybų rangovas susitarė. Padidinkime projekto kainą dar 50 000. Po 25 000 pasiimsime savo. Meras grįžta į savivaldybės tarybą ir sako: atsiprašau, projektas kainuos ne 100 000, o 150 000. Taryba sutinka, nes jos nariai yra paprasti žmonės ir neišmano verslo ar finansų. Kaimo gyventojams tenka su tuo susitaikyti, kai paprastiems žmonėms dažnai tenka taikstyti su panašiais dalykais. Tuomet meras ir rangovas nueina į banką ir paprašo dar 50 000. Tačiau bankas atsako: ne, mes matome, kas vyksta. Jūs abu esate korumpuoti, todėl pinigų neskolinsime. Jie kreipiasi į kitą banką, tačiau ir ten sulaukia tokio pat atsakymo. Tada ateina lemiamas momentas. Jie kreipiasi į Tarptautinį valiutos fondą arba trojką. Trojka nesako ne, ji iš karto sutinka. Žinoma, pinigus gausite. Tačiau yra viena nedidelė sąlyga. Atsiųsime 3 žmonės, kurie paaiškins taisyklės. Tie 3 žmonės atvyksta į kaimą, viską apžiūri, susitinka su meru ir rangovu ir sako: pirma, kiekvieną trečiadienį jūsų kaime vyksta turgus, kuriame vietiniai gyventojai parduoda daržoves ir paukštieną. Nuo šiol viena geriausių prekybos vietų bus skirta dideliai Amerikos maisto produktų korporacijai. Antra, jūsų kaime yra nedidelis taupomasis bankas, atsakingai saugantis gyventojų indėlius. Nuo šiol čia bus leista atidaryti banko Goldman Sachs filialą. Trečia, vandens šaltinis kaimo centre bus privatizuotas. Tokias sąlygas kelia trojka arba Tarptautinis valiutos fondas. Galiausiai jie pasako: dabar parašykite mums ketinimų protokolą, kuriame patvirtinate, kad sutinkate su šiomis 3 sąlygomis.